Savaitgalį Nevėžio futbolininkai paskutiniosiose priešsezoninėse draugiškose rungtynėse rezultatu 6-1 nugalėjo Lietuvos futbolo federacijos antrojoje lygoje debiutuosiantį Vilniaus futbolo klubą Gariūnai. 3 įvarčius nugalėtojams pelnė komandos senbuvis Aivaras Lyberis, 2 Tautvydas Švelna ir 1 Evaldas Kugys. Futbolo klubo Nevėžis direktorius Saulius Kibiniauskas sakė, kad klubas jau visiškai pasiruošęs savaitgalį vyksiančioms pirmosios lygos kovoms ir tikisi pagerinti praėjusių metų rezultatus. Nevėžis pasiruošimą pradėjo sausio viduryje, tai turėjom tikrai nemažai laiko, turėjom virš 10 draugiškų rungtynių ir šiai dienai žaidžiam paskutinės draugiškas rungtynės, tokia kaip generalinė repeticija prieš ateinantį čempionatą. Čempionatas startuoja 14 balandžio. Kaune pradedam, o jau kitą savaitgalį, 22 dieną, jau žaisim Kėdainiuose su Vilniaus Granitu. Tai bus mūsų pirmosios rungtynės šį sezoną namie. Ir kaip sakoma, viskas pasimatys sezono eigoje. Draugiškos rungtynės prieš sezoninės, tai yra vienas dalykas, ten daug kas eksperimentuoja, bando žaidėjus, o jau oficialias, tada jau tikrą lygį ir pamatysim, Nevėžio ir kitų priešininkų. Kaip žinia, praeitais metais buvom užėmę antrąją vietą, tai jeigu taip žiūrint į priekį, aišku, norisi nors laipteliu aukščiau. Tai žinot, iš tikrųjų, tai neturim kažkokio tai išskirtinio biudžeto ar kažkokių dar dalykų, kad būtinai, ta prasme, privalėtume tą pirmą vietą paimti, bet nėra kalbos. Vyrai pasiekė sidabro, visa komanda nori dar laipteliu aukščiau, dar, kaip sakant, pasiekti to maksimumo. Bet, ką norėjau pasakyti, tai tikrai nebus lengva, kadangi, kaip žinia, praėjęs sezonas, kaip sakant, buvo uždarimai, buvo medaliai, viskas dabar išsilygino, šiai dienai visi turi vienodas pozicijas, daug kas susistiprino, daug ateina į lygą 3 naujos komandos, kur reiškia 2 komandos iš Vilniaus ateina ir Palanga, tai kiek teko domėtis apie šios naujokus, tai Vilniaus komandos jos visą laiką turi daug rezervų, ten daug tikrai yra futbolininkų ir jie liktai neblogas komandas žada sukomplektuoti. O Palanga irgi ambicinga, kiek teko girdėti, ateina, tai iš naujoko. O turim Trakus, turim kaimynus Jonavos Lietavo komandos, kurios taip pat nori siekti aukštų rezultatų, taip kad greit pamatysim, kokiam lygmenyje mes